Sveiki visi, šiandien parodysiu tikriausiai geriausią būdą, kaip užsidirbti 2025 metais. Ir ne, tai nėra dropshippingas, stoksai, kripto ar dar kažkoks quick cash grabas. Mes esame Ainis ir Saulius, šiandien tik Ainis, dirbame e-komercijos srity, bet viską pradėjome tiek nuo freelancinimo, tiek nuo e-komercijos ir esame pardavę keletą verslų, dirbę daugelis ryčių ir norime tau padėti tiesiog uždirbti pinigų. Tai šiandien ką parodysiu yra kaip pradėti savo freelancinimo arba agency verslą. Žinau, kad tai neskamba labai flashy ar neskamba taip, kad oi, aš įdėsiu šiek tiek pinigų ir gausiu labai daug, bet tai yra tikriausiai vienas iš realiausių būdų, kaip galima užsidirbti būtent šiais metais. Tiem, kas nežinot, aš pradėjau savo verslo kelionę ir pirmus pinigus užsidirbau būtent iš freelancinimo ir agency buildinimo. Tai ką aš dariau, yra susiradau savo skillą su draugu, kad mes mokėjom filmuoti ir montuoti. Tai ką mes padarėm, yra pradėjom filmuoti, turėjom filmavimo tokį montavimo agency, kur filmuodavom vestuves, reklamas visokias, muzikos klipus ir panašiai. Ir tiesiog tai darėm, kol galiausiai nebeturėjom net ir tiek laiko, kad filmuoti ir montuoti. Ir tada jau perdavinėdavom, filmavimo dalį darydavom ir patys, kai kurios montavimo dalykus irgi, bet perdavinėdavom jau kelis montavimo darbus kitiem montuotojam mūsų. Tai aš iš esmės žinau, ką kalbu šitoje srityje. Tai ką šiandien pasakosiu, nebus tikriausiai teisingiausias dalykas, kaip tai padaryti, kaip pradėti freelancinti ir panašiai, bet tai yra būdas, kaip aš tai pradėjau ir man tai veikia. Tad jeigu nori, paklausyk ir pasižiūrėk, galbūt tai veiks ir tau. Šitas video nebus toksai ilgas, tai bus tiesiog bendra tokia greita gan apžvalga, kaip tai pradėti daryti. Jeigu kyla klausimų, parašyk mum per Instagramą Startapiorai. Jeigu domina visokia e-komercija ar šiaip su verslu susijęs esi, tai jeigu tau įdomu tips and tricks, nueik į startapiorai.lt ir tenai tiesiog įsirašyk savo e-mailą, mes tenai siunčiam visokių gerų dalykų. Pradėkime viską nuo to, kad kaip tai iš viso daryti. Tai šioje kelionėje gal bus kokie 4 žingsniai iki pirmų tikriausiai pinigų ir tada dar keli žingsniai, kaip šiek tiek padidinti galbūt tos jau pinigus, kad nebereikėtų papildomo darbo arba tas freelancimas būtų pilnas tavo full-time jobas. Tai nuo ko viskas prasideda? Viskas prasideda nuo to, kad tu turi rasti savo skillą. Tai reiškia kažkokį high paid skillą. Tai ar tai būtų mano atveju, tai buvo filmavimas, montavimas. Tai gali būti treniravimas sporto salėje, tai gali būti reklamų leidimas, Google Ads, Meta Ads, SEO darimas ir panašiai. Gali išsirinkti tą dalyką, kuris tau arba patinka. Jeigu neturi jokio skillo, tai tiesiog reikia išsirinkti tą dalyką, kuris tau galvoji, kad patiktų, pasižiūrėti YouTube visokių video, kaip tai maždaug daryti ir tu suprasi, kas tau labiau gal patinka ir išsirinki tada tą sritį. Tai galbūt tai Google Adsai. Tu žinai, kad jie neblogai moka, tu galėsi tai daryti kitom kompanijom, tad tu paimi, pasimokai Google Adsus ir žiūri, kad man gal visai būtų įdomu. Jeigu neturi dar kol kas skillo ir radai, kas jau tau patinka, tai tada skirk laiko mokymuisi. Čia tikriausiai bus galbūt netokia įdomi dalis, bet jinai yra labai svarbi tam, kad tu jaustumeis labiau confident ir kad galėtum realiai uždirbti pinigus, nes tu kažką mokėsi daryti, o nedarysi tai tiesiog trauks iš bato. Tai ką darom yra sėdim YouTube'ai, sėdim Google'ai ir tiesiog išmokstam tą dalyką, kurį darom. Tiesiog bandom visokius visiškai nemokamai patys savo, jeigu, pavyzdžiui, tai yra montavimas, sėdim, tiesiog montuojam iš pavyzdžių, iš dar kažko, niekam net nesiunčiam, tiesiog patys savo darom tam, kad išmoktume tą skillą. Jeigu tai yra kažkokie Google Adsai, Meta Adsai, irgi bandom žiūrėti pilną video, galbūt net ir kursus pasiemam ar dar kažką ir tiesiog išmokstam tą dalyką. Kai mes tai išmokstam, arba jeigu tu jau turi skillą ir šitą gali praleisti dalyką išmokimą, kaip pavyzdžiui man buvo su montavimu, aš jau tai mokėjau daryti ir filmuoti, tai man nereikėjo to labai ilgai mokytis. Tai kas tada? Kur tada reikia pradėti, yra pasimti ir nebijoti daryti tai nemokamai. Tai geriausias būdas yra ieškoti tarp savo draugų rato, ką aš turiu omeny, tai yra nebūtinai tų draugų 10, kurios tu turi, ar 20, bet pasimti Facebook visą draugų listą. Ir galbūt jiem rašyti, galbūt yra žmonių, kurie kažką norės iš tavęs gauti nemokamai, nes tokių žmonių daug yra ir tu gali tiesiog parašyti į Facebook'o netgi savo postą arba į kažkokias grupės, parašyti, kad aš darau tai nemokamai arba net asmeniškai žmonėm, kad aš darau tai nemokamai, ar norėtum padaryti, viskas, ko aš prašysiu, yra tavo review ar kažkokį komentarą, ką aš galėčiau padaryti geriau ir galbūt net palikti tiesiog 5-star review ar kažką pas mane, kad tiesiog aš kažką dariau gerai. Ir taip susirandi žmonių, kiek tu nori, kad jaustumeis confident. Geras skaičius, kiek girdėjau iš, pavyzdžiui, Alex Hormozy, jisai sako dažnai daryti po 5 žmonių tą taisyklę, kad 5 žmonės padarai, tada eini prie kitų 5 žmonių. Tai sakykime, imkime 5 žmonės. Tai 5 žmonėms padarai kažką nemokamai.
Jie tau palieka komentarus, jie tau palieka gerus atsiliepimus ir jie tau palieka kažką, kur tu galėtum tobulėti. Tu tai pakeiti ir eini pas kitus 5 žmonės. Vėlgi, čia dar vis galima iš Facebooko žmonių arba iš tų pačių 5 žmonių, jie galbūt kažkam galės pasiūlyti. Tu sakysi, kad jeigu tu pasiūlai savo draugui mano, tarkim, montavimo paslaugas, tai aš tam draugui padarysiu už labai 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 pigiai. Tai tu jau darai nebe nemokamai, bet tu darai labai labai pigiai. Tai kiti 5 bus žmonės tiesiog labai pigus, bet jau, kad tau kažkas sumokėtų, kad suprastų, kad tu jau kažką darai, tu kažkokį darbą jau atlieki. Jie sumoka tau šiek tiek pinigų, vėlgi palieka tau reviews ir tu labai už tai esi dėkingas ir tu jau turi iš esmės 10 reviews. Taip nedaug dar pinigų, labai nedaug ir tikriausiai tu dirbai labai daug palyginus su to, kiek gavai, bet tai iš tikrųjų labai apsimoka dėl to, kad tu jau turi 10 reviews, jeigu nedaugiau, ir tu turi patirties darymą. Tada vėl lygiai taip pat tu tiem patiems žmonėm, kuriem darai, gali sakyti, kad siūlykite savo draugams, aš jiem dabar darysiu už ten pavyzdžiui 20 eurų video kažkokį. Ir sakyk, kad čia yra insane nuolaida ir čia tik tais jum taikoma, tai va jeigu turi tokių žmonių, kuriem įdomu, pasiūlykit jiem. Tada pasiemi dar 5 žmonės, kuriem tu darai jau gan pigiai, bet ne labai labai pigiai. Ir jau pradėjai tikriausiai suprast, lygiai taip pat kartoji visą tą ciklą, iki kol kaina užkyla iki tokios, kad jau būtų normali, brangi, arba žmonės pradeda atsisakinėti ir sako, kad man jau čia yra per brangu, tada galbūt tu jau žinai, kad tu radai gerą kainą. Kaip rasi jau po to tu daugiau žmonių, kai yra 15-20. Tai labai geras dalykas, jeigu tu iš tikrųjų stengsis ir gerai viską padarysi, tai word of mouth bus tas, kad jie siūlys savo draugams. Bet jeigu taip nesigauna, tai yra vienas geriausių būdų, kaip mes darydom, eidom į belenkiek Facebook grupių prisijungdom. Kadangi mes montuodom ir filmuodom, ir pavyzdžiui vienas iš dalykų mums vasarą būdavo populiariausias vestuvės, tai mes eidom į visas vestuvių grupės Facebook'e. Tenai nuotakų namučiai, ten dar kažkas vestuvės ir panašiai, ir tenai rašydavom. Tenai būdavo žmonių, kurie rašo, kad ieško kažkokių video montuotojų ar videografų, bet taip pat ir būdavo, kad mes jau parašom, kad va mes galim tai daryti. Ir tenai rasdavom labai daug žmonių. Taip, competitionas yra kažkoksai, bet kai tu su jais iš karto jiem atrašai, maloniau su jais bendrauji, parodai, kad tu moki kažką ir dar turi portfolio, jie tikrai labiau tau atrašo ir tavim pasitikės ir tave paims įsidarbinti. Tai taip ir po truputį randi ir iš tikrųjų tai vat, iš šitų žingsnių tu jau pradedi uždirbti tikrus pinigus. Taip tai nebus tikriausiai, kad savaitės 2 mėnesio ar netgi 2 mėnesių darbas. Tam, kad surinktum tos 20 ar 30 žmonių, priklausomai nuo kiek valandų tu dirbsi, gali užtrukti kelis mėnesius ar net pusę metų. Bet jeigu tu tai darai gan greitai ir bandysi daryti kuo daugiau, tai tikrai gali pasiekti per porą mėnesių tokius rezultatus, kur tu jau pradėsi užsidirbinėti pinigus, kurie galės pakeisti netgi tą darbą, kurį tu dirbi, arba galbūt jeigu tu esi mokykloje ar studentas, tai iš vis tau tai bus tiesiog papildomi pinigai, už kuriuos tu tiesiog galėsi džiaugtis. Tai vat, tiek yra iš tokių paprastų dalykų, kur tiesiog tu pradėsi jau užsidirbti. Po to, jeigu turi tiek darbų, kaip pavyzdžiui mes turėdom, kad jau būdavo tiek filmuojam, kad nebespėjom montuoti, nes montavimas užimdavo gan daug laiko, mes ką darydom yra lygiai taip pat kaip ir darbų susirasdavom montuotojų. Ir tada mes varydavom filmuoti, turėdavom pilną medžiagos, kai kurias medžiagas patys dar montuodavom, nes taip daugiau pinigų mums lieka, bet kuriuos jau nebespėdavom, mes tą medžiagą nusiųsdavom montuotojam, kad jie montuotų, jiems sumokėdavom sutartą sumą ir kažkokią dalį pasilikdavom savo. Tai taip gavosi, kad pradėjom po truputį plėsis, kur net nebereikėdavo mūsų darbo, bet reikėdavo kažkino kito darbo ir gaudavosi, kad jie mums dirbdavo, o mes gaudom iš jų pinigus. Tai lygiai taip pat galima su kiekvienu dalyku padaryti, jeigu jau yra per daug tau laiko skirti ir tu nebespėjai, gali duoti kažkokiem kitiem žmonėm. Kaip jų rast, kaip tokių žmonių rast, kurie gerai daro ir visą kitą, čia tikriausiai nepasakosiu, nes tai gan yra sunku, reikia daug peržiūrinėti tų žmonių, jais pasitikėti ir pasižiūrėti, kad jie nepadarytų blogai tavo darbo, nes ant tavo vardo viskas eina, ne ant jų, tai čia gal sunkesnis jau stepas, bet kai pasieki šitus stepus ir kai jau nori didinti visą reikalą, tikiuosi, kad bent keletas žmonių, kurie žiūri šitą video ir klauso, kad pabandys vis dėlto tai daryti ir norės užsidirbti pinigų, tai jeigu jau pasieki tokį punktą, ar iš vis kažkur turi čia klausimų, tai visai nebijok, parašyk į startupiorai.lt arba Instagram'e startupiorai, paprasčiau bus per Instagramą mūsų pasiekti. Mes atrašysim, jeigu ką ir suskambinsim, šiaip tai prisijunk į bendruomenę, mes turim dabar VOB bendruomenę, tikriausiai kursim Discordą galbūt labiau, bet žodžiu, nueikit į startupiorai.lt, tenai e-mailą savo įrašykit, tenai tada tikrai, jeigu turėsim e-mailą, tai po to atsiųsim jums bendruomenės link ar kažką, galėsit prisijungti prie bendruomenės ir tenai galėsim visi tiesiog chatinti. Tai jeigu kils klausimų kaip freelancing, kaip kurti agency ar kažką, tai mes tikrai galėsim atsakyti.
nes turime tenai patirties, o tiem, kam įdomu e-komercija ir dar iki čia žiūrėjot kažkodėl apie freelancinimą, bet įdomu e-komercija, tai tikrai nueikite startupeuro.lt, tenai bus visokių tiesiog ir nemokamų dalykų ir panašiai, ko galite pasimti savo. Jeigu kils dar klausimų dėl individualios veiklos, kaip išsimti, kaip tenai dirbti, verslo gal liudijimo reikia ar dar kažko, tai irgi galite rašyti, mes padėsim. Bet tai yra tosai paprastas blueprintas, ne kažkokio dropshippingo, ne kažko, bet paprasto freelancinimo, kaip realiai dirbant, darant kažkokį darbą, savo skillą, kaip uždirbti iš to pinigų ir galėti nebedirbti kitų darbų ir tai daryti galbūt netgi iš visų vietų pasaulyje, kad galėtum ir keliauti ir panašiai ir būti laisvas. Ačiū, kad žiūrėjot, pasubscribinkit, jeigu galit, mums tai padeda ir dėkui, iki kito video, tik į bidžią.